Sveiki. Šiandien turėjau susitikimą ir kažkaip iškilo daug tokių įžvalgų iš to susitikimo ir įžvalgų, kurios šiaip ateina vis kartas nuo karto, bet taip ir neparašai arba nepasakai. Mm, Tai norėčiau pasidalinti jomis. Tai pirmiausiai gal tokia, na, apie pasitikėjimą įžvalga. Pasitikėjimą ir tikėjimą tuo vedimu, ane, tuo vedimu, pasirinkimu savo vidumi, gebėjimą įsiklausyti į savo vidų ir na, priėmus sprendimą e, pasitikėti tuo, pasitikėti ir eiti savo pasirinktų keliu. Ką daro ta abejonė? Ta abejonė e, atima iš mūsų augimo kaip ir galimybę. Augimo nebūtinai dvasiniam kelyje, čia bet kur galėtų būti pritaikoma. E, Tas dvėjojimas, ar čia teisingai ar neteisingai, kodėl aš čia esu ar nesu, bet jeigu jau tu esi kažkur, kažką pasirinkai, kažkodėl nusprendėjai, kad ten turi būti, arba gavai impulsą, kad ten turi būti, ne? Tačiau vieni padaro, kiti nepadaro veiksmą iš to impulso ir net nepabandę, nepasižiūrėję, nepatikrinę. Tačiau kiekvieno tai žmogaus pasirinkimas, taip. Tačiau jei tu pasirinkai, jei gavai impulsą, pasirinkai ir eini, taip, tu gali pasitraukti, tu gali pasitraukti, tačiau iš patirties žinau, kad viskas vyksta ne šiaip sau. Ir jeigu tave atvedė iki ten, kažkodėl tai, kad tu kažką patirtum, sužinotum, suvoktum, galų gale įvyktų gal tavo kažkoks šuolis, ane, na, čia kaip pavyzdys, ar tiesiog pasiektum kažkokį rezultatą, arba, nu, tarkim, materijoje, arba jeigu ne materijoje, tai tiesiog įvyktų sąmonės šuolis arba tiesiog kažkoks suvokimas, kuris atvers vėliau ateityje turės tau didelę įtaką tavo pasirinkimuose, sprendimuose, tavo gyvenime. E, Tai vat tos abejonės atima daug, ne tik daug energijos atima iš jūsų, daug dėmesio suvalgo, kaip čia galima tai būtų pavadinti. Tačiau ir atima galimybės kitą kartą. Atima galimybės patirti tai, ką būtumėt patyrę. Ir netgi jei ta patirtis kitą kartą būna vat labai, kai kuriems žmonėms, žinau, būna labai skaudi patirtis. Pažįstu žinau tokius atvejus, kai tikrai turėjo labai sunkią patirtį, tačiau tai, ne, tai jo žmogaus gi nevertė niekas eiti ten, daryti tą, kažkodėl jis pasirinko ten nueiti, nuvažiuoti ir tą patirti. Tai arba būtent tuo metu atsidurti ten, toje vietoje, tame patyrime.
tai kitą kartą mes nežinome, kur tai nuves. Ir, tarkim, ta labai sunki patirtis, jinai pradžioje galbūt atrodo ir turi tokių mm, sunkių kažkokių išgyvenimų, sunkių momentų ir tarsi po kurių reikia atsitiesti. Tačiau žvelgiant į priekį, suvoki, kad tai tave augina, kad tai suteikia gylio, tau atneša į naujus patyrimus, suvokimus, kuriuos aš jau matau, kaip tas žmogus panaudos ateityje. Ir na, žodžiu, tai čia kalbant apie sunkesnius pasirinkimus, tačiau kalbant šiaip bendrai apie žmogaus pasirinkimą, apsisprendimą ir tas abejonės, ne, tai, na, neskirkite dėmesio tom abejonėm. Pasirinkote, praeikite tą kelią, neabejodami, ne, kažkaip vertindami tuo metu, nes galbūt jūs ir nesuvokėt dar viso to pradžiai, gali būti, kad nėra to aiškumo, kur link tai veda. Tačiau rezultatas gali būti ir po kelių metų, kad tik tai pasimatys. E, Ir gali būti, kad be tam tikrų patirčių, be tam tikro kelio, mes nenueisime ten, kur turėtume nueiti laiku. E, Taip, tas ėjimas pasislenka, tada atsiranda kažkokios kitos galbūt galimybės, kiti keliai, bet dažnai būna, kaip matau aš ir iš savo gyvenimo, kad tada, nu, tiesiog laikas prarandamas laikas, jūsų gyvenimo laikas. Tai vat, tai čia apie tas dvejones tokia įžvalga buvo. Ir taip pat dar, kalbant apie tas abejones ir dvejones, labai aiškiai matau sąsają tarp gausos ir mūsų netikėjimo ir abejonių. E, Labai yra sąsaja. Tai gausa, kaip jinai, kaip man teko matyti, jinai tiesiog paduodama žmonėms ir tik tai žmogus nesugeba pasiimti, nesugeba pamatyti ir nesugeba priimti, nes įvairūs įsitikinimai, ribojimai savęs, pamastymai, kad aš dabar neturiu, negaliu sau leisti, iškart uždaro tau tas galimybes. Tai tarkim, kalbant apie keliones, labai aiškiai pamačiau ir pati, kaip vos neuždariau vieno srauto, kai kalbėjom apie kelionę į Japoniją. Ir tuomet aš taip pergalvojau, kad nu, šiuo metu man atrodo, kad jokių galimybių man išvažiuoti kaip ir nėra, jau pagavau save taip bemastančią ir tada iškart atsijėmiau aš tuos savo pamastymus ir pasakiau, va tai eina šiurpas, kad palieku šitą klausimą atvirą, leidžiu vykti taip, kaip vyksta ir jeigu bus reikalinga ta kelionė, jinai įvyks ir nesvarbu, gal ne tuo metu, gal kitu metu, ar gal tuo metu net, žodžiu, palieku visiškai atvirą, mm, atviras galimybės. Aišku, yra daug labai šalių, kurias norėčiau pamatyti, nes kuriuose nebuvau ir jau, na, dar iš vis neaplankiau, nes Žemė yra tokia graži ir didelė. Ir
Ir kodėlgi nepatirti, kodėlgi nepatirti. Tačiau labai aiškiai pajaučiu, kaip patys apribojam save, kad, kad tarsi kaip ir nėra kaip, gal brangu, gal gal dar kažkas, gal dar dėl kažkokių priežasčių ir surandam 120 priežasčių, kodėl tai negalėtų įvykti. Ir kai mes jau tas užsitvirtinam su tom priežastim, tuomet tai ir neįvyksta. Tai vad toks patarimas būtų, e, kad pamatyti tas kaip vyksta šitas procesas, kaip jau tos mintis pas jūs ateina e, ir tiesiog susistabdyti, geriau palikti visą tą klausimą atvirą. Atvirą, negu iškart užkirsti kelią bet kokiai galimybei. Nes kai jūs nusprendžiate, kad taip, kad yra tik tai taip ir ne kitaip, tai tarsi ir užsitvirtina. Ir tuomet jau iš tikrųjų, jeigu bus vėliau ta galimybė, tai na, tikrai reikės daug pastangų, kad įgyvendinti tą jūsų norą. Tai, žodžiu, tokiuose paprastuose, atrodytų nekaltuose mūsų pamastymuose ir vyksta tas, na, kūryba ir tos gausos ateimas ir jūsų gyvenimo kūryba taip pat vyksta jūsų galvoje, atrodytų tokiuose paprastuose pamastymuose ir įsitikinimuose kažkokiuose, kuriuos jūs iš kažkur prisirankioja, turbūt per gyvenimą, arba kažkur išgirdot, arba tarkim, kad ir ne apie gausą kalbant, kad ir apie sąmoningumą kalbant, taip pat na, pastebiu, kad yra tam tikri dalykai, kur vienas žmogus ten prisirankio vienokių dalykų ir jisai galvoja, kad gali būti tik tai taip, kitas žmogus ten prisirankio kitokių dalykų ir gali būti, kad, kad tikit, kad yra tik tai taip ir ne kitaip ir tai yra teisinga. Ir taip, tai yra teisinga. Iš, žiūrint iš jo perspektyvos, taip, tai yra teisinga, nes tuo, kuo tiki, tas ir veikia, ane? Tačiau per tą savęs apribojimą kažkokį ir prieimimą vienintelės tos tiesos kaip galimos tiesos, tu nepamatai kitų galimybių, kurios tau atvertų daug platesnį matymą, platesnį suvokimą. Ir, žodžiu, taip pat, tai kaip mes, kaip veikia tas mūsų protas ir, ir kaip kitą kartą mes pakliūnam patys į savo pinkles, savo proto pagalba. Ir dabar, kai taip viskas greitai kinta ir keičiasi, tik spėk aukti, tik spėk gaudyti informaciją, tik spėk suvokinėti, tik spėk išjausti viską. Taip greitai viskas kinta. Iš tikrųjų, tiek daug visko, tokia gausa. Ir tarp tos gausos, aišku, reikia atsirinkti, kas tiesa, kas ne, pasitikrinant savo vidumi. Ta gali padaryti kiekvienas, pajausdamas, ar tai, ką jis girdi, ar tai, ką jis suvokia, yra tiesa. Visą tai jūs galite patys pasitikrinti. Nereikia jums, kad patvirtintų kažkas 20 kartų būtinai ir pasakytų, kad va, taip yra tiesa, čia gyvenimas nėra mokykla.
gyvenimas yra patyrimas jūsų, jūsų augimas ir suvokimas ir jūs tą gyvenimą patiriat per save. Ir tik jūsų vidus žino, kas yra tiesa jums ir labai gerai atskiria melą, tik tai reikia išgirsti, reikia įsiklausyti į savo vidų. Tai vat, na kaip ir tam kartui tiek labai norėjusi tą gausą aptarti. Aplamai čia kelių dienų, keleto dienų tokios kaip ir įžvalgos, apibendrinimai gal, na, tiesiog kas iškilo, tokie pastebėjimai. Ir, na, tikiuosi, tai jums bus kažkuo naudinga. Iki kitų kartų.